Sveiki, čia Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes kaip visada su jumis kalbame apie tai, ką turėtų, jau taip seniai sakiau šitą frazę, ką turėtų žinoti, mokėti daryti tikrai geri vadovai. Bet aš vis dažniau sakau, kad kalbame apie tai apskritai apie vadovavimą ir apie tai, kas tame svarbu. Ir nesvarbu, kad karšta, nesvarbu, kad pasibaigė karantinas, nesvarbu, kaip dabar mes jaučiamės, vis tiek reikia galvoti apie savo kompetencijas ir apie savo kompetencijų plėtimą. Tai apie tai visą laiką norisi kažkaip būtent šitose Boso valandos laidose ir kalbėtis. Dėl to kviečiuosi visokius mano supratimų teisingus žmonės. Ir vienas iš tokių žmonių, kurie aš kvieščiausi, taip sakykime, į kas trečią laidą. Ok, ne į kiekvieną, ne į kas antrą, kas trečią, tai taip easy, rimtai. Tai yra Tomas Misiukonis ir Tomai, tu esi čia ne pirmą kartą ir aš labai džiaugiuosi, kad tu čia esi. Ir labas Tomai, kaip sakant. Labas Sauliau ir labas visiems. Ok, nice. Tomai, aš neprisimenu, aš klausiau tavęs to dalyko tada, kai tu pas mane buvai prieš keletą metų, bet kas tu toks, ką? Geras klausimas, čia, galima būtų sakyti, ten sūnus, ten vyras. Tu turbūt klausai apie mano profesinę veiklą, tai žmonės mane paprastai pažįsta kaip OVC Consulting konsultantą, partnerį ir mano domėjimas ir darbo sritis yra lyderystė ir toje temoje aš daugiausia dirbu su vadovų veikimų į žmonės ir su žmonėmis. Tai visos temos ar visi vadovų rūpesčiai, kurie yra apie jų buvimą su žmonėmis ir subuvimą geresnį, jeigu jie to siekia, tai čia yra ta vieta, kur aš galbūt įvairiom formom padedu jiems tą padaryti. Šalia to esu kelių knygų autorius tom pačiom temom. Tai turbūt dvi tokios veiklos. Ok. Kažkaip susikirtos mūsų veiklos arba sakykime, nesusikirtos tai gyvatelė, tai kažkaip persipina. Teisingai, mes turim vieną netgi bendrą leidinį. Bendrą knygą turime, taip parašė, kas yra labai smagu man. Ir aš labai džiaugiuosi, tai kad iš esmės mes galim kalbėtis, nepaisant to, kad teoriškai daugam galim atrodyti kaip konkurentai. Niekada taip negalvojau. Aš kažkaip irgi taip negalvojau, nes man kažkaip yra papildymas toksai ir žinau, kad tu mane rekomenduoji, aš tave rekomenduoju, mes mielai ten dalinamės reikalais. Tomai, šiandien aš tai pasikeičiau dėl to, kad man labai patinka tai, kad tu darai LinkedIn'e, pasakysiu nuoširdžiai. Štai to, kad tu pasakys, kad jau apie tai galima daug laidų padaryti, bet dabar aš noriu kalbėti biškį siauriau šiek tiek. Tu LinkedIn'e keli labai, mano supratimu, labai svarbės, labai geras ir aktualias temas. Ir aš dėl to labai rekomenduočiau žmonės geriai, pasižiūrėkite, pasiekite Tomą LinkedIn'e, ten, realiai yra labai daug turinio, labai gero turinio. Ačiū. Prieš keletą dienų aš užkliuvau už tavo straipsnio, kurį tu pavadinai dirbtinė harmonija. Ir tarsi iš karto labai užsimaniau apie tai pašnekėti su tavimi. Nes aš tą irgi jaučiu kažkur ten savo šeštų jausmų, kad būtinai reikia tą temą vystyti, nes jeigu jos nevystyti, jinai gali tapti pavojinga. Ne tema pati reiškia, bet reiškinys gali tapti pavojingas organizacijai. Ir dėl to man norisi. Aš, pavyzdžiui, pacituosiu kelias citatas iš to straipsnio, pasiėmiau. Čia išimta iš konteksto visiškai, tai dėl to nepriimkite už gryną pinigą viską, bet kontekstas pamatysite, kiek yra geras. Tai, pavyzdžiui, tam, kad išlaikytų dirbtinę harmoniją, komanda toleruoja vidutinybės ir žemą standartą, nevykdymą, neefektyvumą bei aplaidumą. Čia kaip toks variantas. Kita buvo citata, reiškia, didesnė blogybė yra pasakyti, kas komandoje negerai, negu tą negerai sistemingai daryti. Grožis, man šitas sakinys yra apskritai fantastiškas sakinys. Tomai, papasakok šiek tiek, kaip tu pats matai tą problematiką, tą dirbtinę harmoniją. Kas tai yra tavo akimis ir šiek tiek išplės žmonių suvokimą. Apie ką mes kalbame? Dirbtinė harmonija tokiu bendru pavadinimu galima būtų pasakyti, yra situacija, kai visiems viskas faina, nors visi žino, kad nėra faina, bet apie tą nefainą kalbėti nesinori. Nes jeigu kalbėsim, tai nukentėsim, tai gal geriau paliekam viską taip, kaip yra ir apsimeskim, kad viskas yra faina. Ir darykim viską, kad būtų kuo fainiau ir, neeskaluokim niekaip tos situacijos. Tai čia turbūt reikėtų pavadinti tokią dirbtinę harmoniją. Harmonija tarsi yra, tarsi viskas tvarkoja, aš tau fainas, tu man fainas, mes visi viens kitam faini, tai yra harmonija. O dirbtinė tai dėl to, kad jinai yra pagaminta tam, kad save apsaugotumėm nuo kažko, kas galbūt mums yra pavojinga. Kaip aš atėjau į kitos temos? Labai natūraliai, dėl to, kad viena iš mano veiklų yra managemento komandų ugdymas, kur managemento komanda gali ateiti ir sakyti, mes norim rasti geresnę savo versiją, negu kad esame, arba galbūt aš galiu jiems rekomenduoti būti geresnė versija, negu kad jie yra.
Ir natūralu, kad tame procese komanda anksčiau ir vėliau turi pradėti įvardinti dalykus, kurie joje galėtų būti kitokie, negu kad yra šiandien. Ir įvairios komandos šitą etapą praeina labai įvairiai. Vienos komandos įvardina dalykus, kurie yra joje netvarkoj ir tarsi dirba ties tais dalykais, bet išeina, sako, bet kažkaip vis tiek mes, ne. Ir aš galiu pasakyti, kokie tie dalykai, kurie pasakysiu su ironija, ar ne, kad ta ironija nuskambėtų. Kokie tie dalykai yra netvarkoj. Bendradarbiavimas, komunikacija ir komandiškumas. Štai 3 dalykai, kurie yra netvarkoj. Sako, pas mūsų komunikacija negerai. Kas negerai? Mes mažai komunikuojam. O tai reikėtų daugiau. Tai būtų gerai, kad daugiau būtų komunikuojama. Ar ne? Girdi neveikiamą į dalyvį, tokia įdomią gramatinę formą. Ne, aš komunikuočiau, jo. Mūsų komandoje turėtų būti labiau bendradarbiaujama. Ar ne? Ir štai aš girdėdamas tos dalykus, aš galvoju, kas tai yra, ar ne? Apie ką tai yra. Kitos komandos sako, žinai, pas mus su komunikacija nėra gerai ir mūsų vadovas Saulius Jovaišas, aš manau, daro klaidų komunikuodamas. Ir aš taip pat prisiimu atsakomybę, nes aš štai kolegai Tomui Misikoniui laiku neperduodu informacijos. Ir aš norėčiau, kolegos, kad mes visi sustartumėm tai keisti ir prisimtumėm už tai atsakomybę. O čia galvoju, žmonės, sugebėjo CEO pasakyti, sugebėjo savo pasakyti, sugebėjo visiems kitiems pasakyti, kas šitam kambaryje yra negerai. Ir štai yra 3 drambliai, kuriuos mums čia reikia supjaustyti po gabaliuką ir juos išnešti iš šito kambario. Tai aš pasakiau 2 tokius, kaip čia pasakyti, vieną polių ir kitą polių. Bet jeigu paimt tokias tipinę standartinę komandą, jinai bus kažkur per vidurį. Ir komandą aš turbūt lyginu su žmogaus organizmu, nes jeigu mes tą organizmą nuvestumėm pas gydytoją, tai visada rastumėm, ką jam pasiūlyti, ar ne, tau pasportuoti, gal čia, žinai, mitybą pakeis, gal čia kokią vitaminą. Tai čia irgi tie momentai ir kartais žmonės geria vitaminus nekeisdami gyvenimo būdo. Tai čia aš ir einu prie to, kad turbūt dirbtinė harmonija yra pirmiausia ne apie kažkokią, tai yra simptomas to mūsų prasto gyvenimo būdo ir man įdomu apie tai kalbėti. Jo, bet tu pakalbėjai tam straipsnį pakankamai taip, kaip čia, piktokai tam tikrą prasme, žinai, ir su ironija, aišku, bet ir to pačiu metu taip pakankamai tiesmukai, ką dabar iš esmės padarei, bet aš esu sutikęs ne vieną komandą, kurioje iš tiesų mane purto, kad tiesiog natūraliai fiziškai mane purto, kada sako, pas mus viskas gerai. Aš netgi kada sakau, reiškia, kartais turiu tokią frazę, sakau vadovams, žiūrėkite, jeigu pas jūs viskas gerai, tai kažkas su galva negerai yra iš esmės, nes mums kažkas čia ne. Bet mes visi suprantame, apie ką čia nekalba. Ir netgi kartais aš jaučiu, kad tai ne tik iš baimės yra. Žinai, vienas dalykas taip, visi tipo bijo iškelti problemą, pasakyti, pakalbėti apie dramblį, nes galima nukentėti. Bet ir tu tą paminėjai irgi straipsnėje. Man toks jausmas sudaro, kad kartais tai yra tiesiog tik dėl to, kad nepajusti bet kokio diskomforto, net ne apie, žinai, bausmės baimę, o pokyčio baimę. Ne, o ta tokia, kad bus kitai. Mes statėme ir galų gale pas mus viskas gerai, visi faini. Dėl ko aš einu į darbą? Nes kolektyvas fainas. Bet kažkas nevyksta. Ir apie tai tu žinai, kalbi. Ir aš galvoju, kad tos komandos, kur pažinot save, dabar klausot, reiškia galvojat, jo. Bet ką mes galim, arba ką tu galvotum, nuo ko joms reikėtų pradėti, žinai, lengviausia būtų pasakyti, tai įsivardinkit, kas iš tiesų nefaina. Bet kai tu labai nenori įsivardinti, kas nefaina, tai nuo ko tau pradėti, kad įvyktų pokytis? Kaip tu galvoji? Žinai, aš galvoju, ar mums visada reikia labai ieškoti pokyčio. Čia aš gal taip truputį, žinai, užnešė mane dabar į šoną. Aš galvoju, gal kartais komandai užtenka įsivardinti, kokia ji yra ir tiesiog gyventi savo gyvenimą ir gyvenimas nuneš kažkur tai. Man labai patinka komandos ugdymo procese užduoti, pavyzdžiui, klausimą, kokia jūs komanda esate. Ne, apibūdinkit save ir mes tame dirbam labai ilgai, metaforomis ir kitais dalykais ir žmonės sako, pamatė, jie sako, mes jau žinom, ką daryti ir ačiū Tomai, mums nieko nebereikia, mes varom, žinom, kaip čia viską ištaisyti. Bet grįžtant prie to klausimo, nuo ko iš tikrųjų pradėti, yra keli būdai ir visa tai yra tam tikros intervencijos. Antidotas arba toks priešnodis dirbtiniai harmonijai, ta pagrindinė intervencija, tai yra sveikas, konstruktyvus konfliktas. Ar ne? Dabar klausimas, kaip jis turi atsirasti arba kas jį turi sukelti. Dažniausiai, tokia bendroji pasaulinė praktika yra tai, kad į komandą kviečiami žmonės iš išorės,
kurie nusimano komandos dinamikoje ir komandos ugdymo procese ir jie labai palengva tos drambliukus už komandą įvardė. Sako, štai aš pastebiu, kad kalbėdami jūs kalba taip ir man jausmas, kad jūs neįvardėte to ir ano. O kaip yra iš tikrųjų? Ir tada žmonės labai palengva jaukiai, saugiai, provokuojami, palengva kalbėtis. Aišku, labai reikalingas geras kontraktas su komandos lyderiu, su vadovu dažniausiai ar vadove. Ir kad jie irgi tame dalyke dalyvautų ir žinoma, kad pirmieji galbūt įvardintų ir apie save tam tikrus pažeidžiamumus, kurie nesijaučia tvarkoje ir ką jie norėtų daryti. Na, tai čia intervencija iš šono, kur atėjęs specialistas gali padaryti. Bet jeigu to nedarom ir nebūtina visada kviesti žmogaus ir čia yra, taip sakant, prabangos gali būti reikalas, kartais gali tai būti higienos reikalas, komandoje tai yra turėtų atsirasti lyderiškas aktas arba lyderiškas veiksmas, kur kažkas pasakys, kad žiūrėkit, pas mus yra dramblys kambarį. Mes kalbam apie tai, bet mes nepaliečiam to. Mes kalbam apie šitą, bet neįvardinam to. Mes norim tokio tikslo, bet mes neatsižvelgėme į šitą momentą. Į tai, kad ten Saulius su Tomu pasirodo, net nesugeba bendradarbiauti jau 3 metus, o mes dabar Sauliui su Tomu kažkokį bendrą tikslą klijuojam. Tai kaip jie jį padarys, jeigu jie nebendradarbiauja? Tai labai dažnai šita našta tenka vadovams, bet kaip tu, Sauliau, puikiai pastebėjai, tai nėra drąsu vadovui pasakyti, nes vadovui reikia irgi būti fainu. Nei vienas vadovas, ypač ką tik pradėjo, tu puikiai tą žinai ir kiti žino, pradėjo karjerą, nei vienas nesakys, žiūrėkit, tai kad čia yra reikalų, gal pasišnekam apie tai. Visi tą nori pastatyti tokį gerą santykį. Ir čia jau kitos problemos prasideda, ne apie tai, kad vadovai nori būti faini. Man šiandien sakė vienas vadovas, aš sako, vienas lieko dirbti sekmadieniais. Ir šeštadienį, ir sekmadieniais. Arba jeigu komandoje yra pakankamai sveikatos ir drąsos, lyderystė neturėtų būtinai būti siejama su vadovo asmeniu arba tuo vaidmeniu. Lyderystė yra elgesys ar veiksmas, kurio gali imtis bet kuris kitas komandoje, bet kuris žmogus toje komandoje, jeigu komanda yra komanda, jis gali pasakyti, žiūrėkit, pasikalbam apie tai. Bet va čia atsiranda daug niuansų. Vieną kartą kalbam ar daug kartų apie tai kalbam? Tai atsakymas yra daug kartų apie tai kalbam. Neužtenka vieno karto. Tai yra toks, sakysim, gyjimo procesas, kuriame yra savi etapai ir tai nėra kažkas, kad pasamdėm dabar konsultantą Saulių arba Tomą, jie čia pravedė mums sesiją ir dabar, tai ar mes jau sveiki ar nedar? Galų galia mes ilgai iki to ėjom, ta prasme, ilgai tapo komanda tokia, tapimas buvo ilgas, dėl to gyjimas atitinkamas negali būti. Pratęs. Aš tik girdžiu, žinai, tave ir aš suprantu, mes nuoširdžiai norime ir visi tiek, iš tikrųjų ir komandų nariai irgi nuoširdžiai nori, kad atsirastų lyderystė ar pas vadovą, ar pas bet kokį kitą žmogų, kuris galų galia pasakys, žiūrėkit, mes turime čia problemą. Ir tuo pačiu metu aš tarsi noriu klausti tavęs, kaip tu galvoji, kas galėtų būti motyvas, kas galėtų būti, ko turėtų ieškoti tas žmogus, kuris, žinai, sėdi kaip ant adatų, žinai, per susirinkimą ir galvoja, aš jau tuoj pasakysiu, jau reikėtų pasakyti ir baigėsi eilinį kartą susirinkimas, išeina ir galvoja, ir vėl nepasakiau kažkiek. Bet kas galėtų būti tas motyvas, racionalus arba iracionalus motyvas, kuris paskatintų jį vis dėlto atsistoti ir pasakyti, nesvarbu, jis vadovas ar ne vadovas. Kaip tu jauti, kurioje vietoje galima jį iškasti tą motyvą? Ir aš toli jo labai neieškočiau. Ir jis ateina arba neateina. Tai yra, kai aš nebegaliu. Čia vadinasi taip. Reiškia, aš nebegaliu toleruoti tos situacijos, kuri yra dabar. Ir man klaikiai skauda. Ir aš noriu tą situaciją keisti, judėti link to. Ir čia yra labai daug rizikų. Žinai, tas žmogus gali būti palaikytas balta varna. Tai labai dažnai. Nes kodėl žmonės vengia to sveiko konflikto ir nori dirbtinės harmonijos? Dėl to, kad šitas mechanizmas nėra kažkoks, tokia ar anomalija, ar kokia tai patologija. Tai absoliučiai yra normalus dalykas, ta dirbtinė harmonija yra normalus dalykas, nes tai yra komandos apsauginė sistema, siena, jeigu norit, ar ne? Vadinasi, komanda kažką turi, ką jinai turi saugoti. Ir ką aš ir straipsnį rašiau, kad jeigu mes turim ką saugoti, tai mes tą darom labai, labai atsakingai ir labai sofistikuotai. Ar ne? Mes, pavyzdžiui, netgi galim imituoti tokią sesiją ir vaidinti, kad sprendžiam, nors iš tikrųjų mes nieko nesprendžiam. O čia yra niuansai. Ir tikėtis, kad ten to žmogaus išstojimas, jis sakys, taigi kodėl mes nekalbam. Šiaip kiekviena komanda turi tokį klouną, pavadinkim, kuris
tyli, jam trūksta kantrybė, jis įvardyja, bet žiūrėkit, niekas vis tiek nesikeičia. Todėl, kad visi, net ir sėdėdami kiti, žino, kas bus. Žino, kad ateis tam tikrą minutę, kai kažkam kažką pasakius, Tomas ar Saulius sureaguos į tai ir jie žino, kaip sureaguos ir tai irgi jau tapę tos visos dirbtinės harmonijos dalimi, linksmąją pavadinkim dalimi, kada kažkokie žmonės išstoja ir jie kažką leptelna. Bet aš tik noriu pasakyti, kad komandos apsauginis šitas mechanizmas yra tiek stiprus, kad be tokio visuotinio ir ypatingai be lyderio, šiuo atveju to pripažinto lyderio ar kelių lyderių, ownership arba tos dalyvavimo, įsitraukimo į tą procesą, turbūt pavieniai asmenys to nepadarys. Tai aš vėl noriu išryškinti nominalaus ir formalaus vadovo rolę. Jo, aš čia galvoju, biškai provokuosiu, bet šiek tiek vėliau, bet dabar aš noriu truputėlį grįžti prie to, ką saugo komandos. Kas yra tai, ką iš tiesų jos saugo, kad jos taip stipriai tai saugo? Na, jeigu taip kalbėt, aš tai pabandysiu praktiškai brūkšnelis moksliškai pasakyti, ką jos saugo. Jos saugo savo status quo. Tas status quo gali būti, pavyzdžiui, kažkokios praktikos, kurios yra nusistovėję komandoje. Pavyzdžiui, komanda žino, kad tam tikros praktikos jai padeda išgyventi kažkokias tai situacijas, kurios yra pavojingos. Tarkime, situaciją, paimkim pardavimų komandą, kur vadovas sako, gavom naujus akcininkų tikslus, pardavimai turi didėti 100% arba ten 40%. Na, mano laikais 20, nuo pasiekto 20 visą laiką būdavo. Tai ir dabar tai yra pavojus. Ar ne? Pavojus komandai, vadinasi, reikės keisti savo praktikas. Todėl mes galime dabar sugalvoti daug įvairiausių dalykų, procesų. Mes galim, pavyzdžiui, sugalvoti, taigi mums reikia naujos žinių valdymo sistemos, reikėtų ją įdiegti, arba CRM reikėtų keisti, kad mes galėtumėm tokį tikslą pasiekti. Bet kadangi mes neturim biudžeto CRM-ui, tai, tada, žiūrėkit, nieko padaryti nelabai ir galim. Tai toks gaunasi visuotinis dalyvavimas tokiam nesamoksle, bet apsaugoje, ar ne, tam visam apsauginiam procese. Ir ką saugo? Tai saugo praktikas, kaip minėjau, gali saugoti, kas yra labai svarbu, saugoti santykius. Ar ne, pavyzdžiui, Sauliau, jeigu mudu kartu turim kažkokius santykius, kur aš tau padedu, žinai, tu man biški padedi, žinai, aš tau duodu resursų, aš vienas departamentas, tu man, žinai, duodi. Ir dabar staiga ateina naujas koks nors generalinis, sako, žiūrėkit, darysim pokytį. Pala. Čia man kai viena vadovė sakė, atėjau, sakė, man susirinko departamentų direktoriai, čia mano anekdotinė situacija, kurią visiems pasakė. Sako, klausyk, jeigu nedarysi staigių judesių, pusę metų ištrauks. Ir žiūrėkit, ar ne, čia apie tai, ką mes saugom, nes mes saugom ką? Santykius, praktikas, saugom turbūt resursus, kas yra tokio, labai apčiuopiama, ar ne, mes įpratę kažkaip dirbti. Na ir viskas, ir mes tada sakom, o ko tu čia judini tą vandenį? Taip, mes žinom, kad pas mus yra problemų, o pas ką jų nėra, ne, tai kam tu tą vandenį judini? Ir šiaip jau, aš turbūt pavadinčiau šitą procesą, kad ar jam yra kažkoks išgijimas, aš abejoju, bet nes paimkim žmogų, ar ne, aš kad ir kiek stiprinsiu sveikatą, ar ne, šiandien važiuosiu dviračiu, rytoj valgysiu avokadą pusryčiam, po pietų valgysiu ten, nežinau, kivius, po to vėl važiuosiu dviračiu, bet klausyk, man po metų bus kem 5, po 5 bus 50, tai gerai, saugosiu, bet vis tiek, taip sakant, tas senėjimo procesas, tas kaitos procesas neišvengiamas egzistenciškai, ar ne, jisai vis tiek vyks. Ir mes galim paimti labai tarsi sveiką komandą, kur turi sveikų praktikų, bet jeigu joje ilgai žmonės būna, kurie nekeičia tų praktikų elgesių ir sukuria santykius, kurie yra tokie, kokie yra ir jie keistis niekaip negali, ji turi pasirinkti, ar mums rizikuoti daryti pokytį, ar vis tik toleruoti tą situaciją, kurią mes turim. Ir deja, mes turbūt pasirenkam toleruoti tą situaciją ir vis auginam, vis ją tobulinam. Mūsų tos apsaugos sistemos yra taip ištobulintos. Jos lenkia net turbūt karinės technologijos, kurios šiandien mums turbūt
Aš tai pusiau juokais sakau, bet tai yra tikrai galingi mechanizmai. Jo, aš tikiu, nes čia yra tas pats, kaip, žinai, kaip žmogus, kaip tu ir minėjai, žmogus puikiausiai moka save apgaudinėti, taip ir komanda, kaip organizmas puikiausiai moka save apgaudinėti. Bet aš galvoju, kurioje vietoje čia yra rezultatas, arba kurioje čia vietoje yra vertės didinimas. Bet tokia komanda, kuri turi tą dirbtinę harmoniją, jinai vis tiek galima daryti prielaidą, kad vis tik jeigu procesas, tiekimo grandinės procesas, kurio pasakoje yra rezultatas, tai jinai vis tiek turėtų mažesnį rezultatą negu ta komanda, kuri gyvuoja tam tokiam dinamiškam santykyje, kartais sunkiam, bet vis dėlto su sprendimais. Mes konsultantai galim tikrai daryti tokią prielaidą, nes mums atrodo logiška. Jeigu pas jūs čia netvarkoja, tai tikėtina, tai atveda į kažką. Bet gyvenime turbūt mes puikiai žinom, kad yra tokių situacijų, kaip, tą galima irgi pavadinti, tai yra abejingumas rezultatui. Pavyzdžiui, tokia komanda, tiesą sakant, jinai tenkinasi tuo, ką pasiekia. Ir kai tu mane citavai, ar nesakydamas, kad toj komandai yra daug vidutinybių ir tenkinasi žemų standartų, jai tai yra geras rezultatas. Ta komanda tiek save gali, įkalbėti, kad tai, ką jinai pasiekia, yra gerai. Ir jinai gali pasakyti, kad geriau mums nereikia, nes mes geriau negalim dėl N+K priežasčių. Ir va čia tada atsiranda tokia, biški nesutapimas, o kas tas yra geras rezultatas. Jeigu ta komanda sako, kad tai yra mums geras rezultatas, tai atėjęs Saulius arba Tomas sakys, žiūrėkit, jūs galite pasiekti daugiau, bet jie sakys, pala, tai mums į tą daugiau reikia labai daug investuoti. Bet yra tyrimai, yra stebėjimai, yra praktikos, kas sako, jog dirbtinė harmonija tiesa veda į tai, kad žmonės bijo konfliktuoti, veda į tai, kad jie neprisima įsipareigojimų, tai reiškia, jie neveikia ir tai reiškia, kad jiems nelabai įdomu, ką jie pasiekia. Ir čia nėra mano mintis, čia yra Patriko Lenčionė mintis, kuris analizuoja komandas ir turbūt vienas pirmųjų yra pradėjęs kalbėti, tokioj populiariojoj vadyboje apie būtent pasitikėjimo trūkumą. Bet aš specialiai vengiu žodžio pasitikėjimas arba jo trūkumas. Aš noriu kalbėti apie dirbtinę harmoniją, kuri ir yra to pasitikėjimo trūkumo prielaida. Pasiekmė? Gal kažkur pasiekmė, gal kažkur tai prielaida, ar ne? Sunku pasakyti. Čia toksai, aš taip tarsi klausiu, lietuviškai pat savęs. Nes aš galvoju vis tiek, kaip ten bebūtų, aš turbūt atstovauju tą savo mentalitetu, kažkur tai giliai aš atstovauju tą verslininkų, kartą turbūt, kurie kalbam apie tai, kad, palauk, verslas, kaip ten bebūtų, jisai turi tam tikrą savo misiją, kuri yra, reiškia, viena misija, tai yra ta misija, kuri atsako į klausimą, kodėl mes esam, bet kita misija, grubiai kalbant, yra vertės didinimas, norim mes to ar nenorim. Ir jeigu organizacijoje žmonės gauna, reiškia, žmonėms, kuriams yra sąlygos sukurti didesnę vertę ir jie tos vertės nesukuria, tai iš tos pusės kažkaip turėtų pareiti kažkoks, ar galėtų pareiti spaudimas, kurio pasiekoje galėtų pasikeisti esamą situaciją. Kaip tu galvoji, tai yra įmanoma? Galėtų ir turėtų pareiti, tik tai va čia yra tokia painiava truputėlį, į kur turi taikyti akcininkai arba aukščiausios grandies vadovai, kurie nusako, koks tas rezultatas turi būti ir kuriem yra atskaitingos tos komandos. Įdomu yra tai, kad tokį vadovą galima labai ilgai klaidinti, kalbant apie ten rinką, resursus, produktą, paslaugą. Žodžiu, aš ilgai galiu labai čia kabinti įvairias istorijas, kodėl mes kažko nepadarėm ar padarėm, kai tuo tarpu šaknys yra tame, kaip mes veikiam. Retas, kuris vadovas šiandien galvoja apie tai, kaip mes funkcionuojame kaip komanda. Jie galvoja, ką mes darome gerai ar blogai, verslo atžvilgių, kaip komanda ir jie sako, mums reikia dar vienos strateginės sesijos. Sėdi toj strateginiai sesijai Saulius su Tomu, 2 departamentų arba 2 dukterinių įmonių vadovai ir vienas kito nekenčia. Generalinis sako, kur mes eisim? Saulius sako, reikia didinti produktyvumą. Tomas sako, reikia didinti efektyvumą. Puikiai, abu sutarė. Toliau nekenčia viens kitą. Va. Ir dėl to, kad jie nekenčia, jie menkai bendradarbiauja. Saulius neduoda Tomui savo žmonių, Tomas neduoda jiems savo žmonių. Tomas nueina pas generalinį, sako, žinai, jeigu ne Sauliaus žmonės, mes galėtumėm kažką geriau padaryti, produktyvesni būti. Saulius nueina, sako, jeigu ne Tomas žmonės, mes galėtumėm būti efektyvesni. Ir šitose vietose mes neieškom grybų.
Čia tas pats kaip per mišką eiti. Žinai, aš tai įpratęs grybų ieškoti ant baravykų kažkokiose glinėliuose, bet va šiandien įsijungiau internetą, pasirodo, ten lapuočių miške. Man nedaitų, ar ne? Aš neprofesionalus grybautojas, nors labai mėgstu. Man neateitų į galvą ten ieškoti grybų. Ir labai panašiai ir čia mums ir vadovams labai sunku suprasti vertę to proceso, kad ateis kažkas ir padarys kažkokį pokalbį komandai. O tai kaip ką tas duos? Ir kada aš pamatysiu tai ebitoje? Gal po 2 metų? Gal. Jo, bet čia aš manau, kad yra kažkokios atsakymas tam pačiam vadovui, žinai, kad kol tu, sveikas funkcionavimas komandoje yra resursas. Tam tikrą prasme mes visi ieškome papildomų resursų, kad didinti tą pridėtinę vertę. Kitame būtų resursas yra belekas, žinai, ten oras, žinai, konkurencinė aplinka, visur yra kažkoks resursas ir gerai funkcionuojanti komanda yra resursas. Taip. Kurį aš kaip vadovas privalau išnaudoti arba didinti jo efektyviškai kaip naudingumą, koeficientą. Bet aš pagalvojau dažnai, čia mūsų laikas labai greitai bėga, bet aš man labai svarbu užduoti klausimą vieną. Pavyzdžiui, mes turime situaciją, kada ateina ne naujas vadovas, o yra kaip vadovas, kuriam galų galia trūko. Jisai sako, žiūrėkit, hebra, mes turime tokią situaciją ir daugiau taip nebebus. Ir aš, kol čia būsiu, aš darysiu viską, kad situacija pasikeistų. Kas su manim? Kas nutiks tam vadovui? Ką patarti jam? Jis sako, kas su manim? Ir tyla. Ir sėdi visi, žiūri, kas ten, ką, nieks nevyksta. Bet galbūt mes galime jam, gal tu turi vieną kitą hintą, pavyzdžiui, nuo ko pradėti tokiam vadovui daryti tą dalyką, kad vis dėlto kažkoks įvyktų tas pokytis ir kad vėl neužmuilintų vėl šis susidėti. Toks pasakymas, kad šiandien man trūko kantrybė arba, nežinau, kažkas trūko ir jau taip nebebus ir kas su manim, yra pernelyg radikalu. Žmonės negali taip greitai klakt ir viską nuimti ir sakyti, o jo, žinai, aš su tavim arba ne su tavim. Taip. Nes būti su tavim yra pasirinkimas rizikingas ir neiti su tavim irgi yra rizikingas. Taigi žmonės atsiduria tokiam, kaip čia, lockdown'e, ar ne, tokiam karantine, pavadinkim. Tai aš patarčiau eiti labai mažai žingsniais. Pavyzdžiui, palengva įsivardinti, tarkim, tokioj komandai šitas vadovas gali su komanda susėdęs, bet tai turi būti ne, davai hebra po susirinkimo biški 10 minučių pašnekam. Čia ne tas atvejis. Čia turi būti atskira sesija, kurią jie gali kartu susiorganizuoti, pavyzdžiui, su žmogiškų išteklių žmonėm, kurie gali tą sesiją pafasilituoti. Jie galėtų įsivardinti, kokios svarbios yra mūsų komandos sėkmę nusakančios dimensijos. Čia, žinai, kaip tie reaktoriaus tie grafito, ar ne, tie stripai, kurie reguliuoja visą tą. Tai kas tie yra mūsų stripai komandos? Vienoje komandoje, sakys, tai yra pasitikėjimas tarp žmonių, kitoje komandoje tai sakys gebėjimas komunikuoti, dar kažkas. Kad ir kokie apibendrinti tai bus dalykai populiarūs, banalūs, daug kartų girdėti, tada vertėtų kalbėti, o kaip yra su to kiekvienu dalyku, kas jame galėtų keistis. Ir palengva, bet tame pačiame kalbėjime, anksčiau ir vėliau pradės kilti temperatūra kaip tame reaktoriuje. Ne? Tai mes ištraukiam, keliam temperatūrą tame reaktoriuje, ir žiūrim, kas ta reakcija bus. Reikia, vėl biškį leidom, žinai, biškį primažinom. Reikia, vėl iškėliam. Ir aš sakyčiau, vadovai čia ir veikia kaip tas reaktorius, ar ne? Arba tas pats procesas ir yra reaktorius. Tik tai labai svarbu prižiūrėti, kad ta temperatūra neužkiltų tiek, kad išneštų ir ten žmonės trankytų durimis. Kita vertus, ta temperatūra neturi būti per žema, kad tai leistų žmonėms tiesiog, žinai, ant flipchart lentos surašyti, ko reikia mūsų komandai. Daugiau komunikacijos, daugiau bendradarbiavimo, viskas, diena praėjo, valio, mes sutarėm, kas darys HR-as. Atiduodam HR-ui šitą lapą, darykit ką nors. Tai gal mokymus, gerai, einam pasaulių mokymus, nupirksim ir viską išspręsim. Žmonės nieko nepasikalbėjo, nieko nenutarė, niekur koliukų neužkalė, jie nusprendė nusipirkti mokymus arba, nežinau, pasidaryti išvyką, savo, tai gal team buildingo mums trūksta. Dažniau išeit, sako, reikia. Aš sakau, kai jūs išeisit, sakau, ką jūs ten susitarsit prie talos. Nieko, bet gerai pabūsit. Tai va, tai aš galvoju, žinai, čia toks investicija. Čia yra pakeitimas mąstymo krypties vektoriaus apskritai. Ir man labai patiko tavo frazė, kad komandos funkcionalumas iš tikrųjų nėra kažkas nice to have arba fainumas kaip toks, geras ūpas ten, bet tai yra resursas verslui.
Tai ačiū tau labai, Tomai, už tavo mintis ir tavo laiką. Ir aš taip labai nuoširdžiai noriu parekomenduoti ar draugiškai tiesiog pasiūlyti tie, kurie jaučiate, kad pas jūs yra komanda va tokia, su dirbtine harmonija. Nepatingėkite ar važiuodami dviračiu, ką tikrai žinau, kad Tomas darys, reiškia, ar eidami, ar kažkaip, ar tiesiog įsijungdami dar kartą kompą, atsisukit šitą tai, ką Tomas šnekėjo. Nes mano supratimu tai buvo keletą labai praktinių, labai į tašką konkrečių pasakymų, kas gali padėti išjudinti esamą situaciją. Vėlgi jos nesusprogdinant, iš tikrųjų gal. Tomas Misikonis, OVC consulting konsultantas ir partneris. Ir man visą laiką malonu tai matyti, Tomai, ir labai linkiu tau gero vėjo ir šiaip, kad viskas būtų gerai. O jums, mėly žmonės, linkiu, kad dirbtinių dalykų būtų biški mažiau, kiek įmanoma. Čia buvo su valanda, man vardas Saulius Jovaišas, iki kito karto. Ačiū labai, iki.